Labadiena, esu Lina Kontautinė iš įmonės UAB Lignį Linėja. Mes esame šeimos verslas ir gaminame medieną konstrukcijoms, apdailai ir komfortui. Šiandieną pirmą kartą svečiuose turiu šaunią moterį Oksaną iš Kauno kredito unijos. Labadiena, Oksana. Labadiena, Lina. Labai malonu, kad atvykote ir trumpai papasakosiu mūsų žiūrovam, kaip prasidėjo mūsų pirmoji pažintis. Kaip žinia, mes įsirenginėjom gamybinės patalpas ir be papildomo finansavimo tai būtų buvę padaryti pakankamai sudėtinga. Tad į pagalbą mums atėjo Kauno kredito unija. Sveiki, mano vardas Oksana, atstovauju Kauno kredito uniją. 22 metus kredituojame verslus, tiek fizinius asmenis. Trumpai tariant, atliekame standartinės banko paslaugas teikiam. Kuo skiriasi nuo banko, tai turbūt pagrindinis dalykas tai yra individualių požiūrių į klientą, konkrečiai vertinant individualią situaciją, poreikį, kokie yra konkrečiai kliento tikslai, lūkesčiai, ką jis nori padaryti. Ir tai vertinam išskirtinai, individualiai, įsigilinant į kiekvieno kliento situaciją. Nėra šabloninio paslaugų teikimo modelio, todėl galbūt ir atsidūrėte pas mus, kad individualiai pagal jūsų situaciją, jūsų poreikių pritaikėme būtent tą galimybę turėti kreditavimą, tikėdami jūsų verslu, tikėdami jūsų idėją, žinodami, kad jūsų ateitis ir visi planuojami lūkesčiai bus įgyvendinti ir norėjom būti to partneriu, kuris džiaugsis tą dieną ir sakys, kad Lignį Linėja pasiekė savo tikslus būtent su Kauno kredito unija. Valio, pasiekėm savo tikslus. Tik iš tiesų, su Kauno kredito unija bendravom ne vienerius metus ir mane žavi požiūris į klientą. Ar koks yra jūsų klientų krepšelis? Klientų krepšelis, paslaugų krepšelis turbūt. Paslaugų krepšelis. Jo, tai jisai gali būti tikrai labai skirtingas, nuo investicinių poreikių versle, nuo apyvartinių lėšų poreikio versle, taip pat ir fizinių asmenų. Tai tiek vartojimo kreditai, tiek įsigijant būstą, tiek norint atsinaujinti būstą. Iš tiesų esame atviri kiekvienam kliento poreikiui, atsakingai vertinam jo situaciją ir pateikiam patį geriausią sprendimą ir pasiūlymą. Supratau, tai netgi jeigu jūs esate fizinukas ir planuojate įsigyti nekilnojamą turtą, o galbūt pasikeisti stogą ir jums trūksta pinigėlių, tai tokiu atveju galite kreiptis į Kauno kredito uniją, taip? Žinoma, mielai lauksim, konsultuojam nemokamai, iš tiesų padedam pasiruošti klientam, nes daug kas galbūt nėra susidūrę, ypatingai žmonės, kurie pirmą kartą kreipiasi dėl kredito, būtent tą situaciją, finansinį savo pajėgumą, kaip reikia vertinti, kaip reikia pasiruošti, tai mielai tai darome. Ir padedame pasiekti tą situaciją, kai gali žmogus skolintis ir tampa mūsų nariu ir turime ilgą ir gražią draugystę siekiant jų svajonių įgyvendinimų. Taip, ir pasakėte vieną dalyką, kad tampa nariu. Kiekvienas kredito gavėjas, taip, Kauno kredito unijai, tai yra ir Kauno kredito unijos narys. Taip, vienareikšmiškai tai diktuoja mums įstatymas, kad kredito unija gali teikti savo paslaugas tik tai savo nariam, kas šiai dienai Kauno kredito unijos narys gali tapti visi gyventojai ir juridiniai asmenys, kurie yra susiję su Kauno apskritim. Tai reiškia, yra 3 kriterijai: gyvenamoji, darbo arba mokymosi vieta. Mes čia dabar kalbam apie finansavimą, jeigu aš norėčiau gauti, pasididinti investicijas, apyvartą, o jeigu aš turiu kalną pinigų, ar galima pas jūs saugiai padėti ir gerai uždirbti? Žinoma, kalną pinigų tikrai galite drąsiai atnešti Kauno kredito uniją, kur mes pasiūlysime jums tinkamą paslaugą būtent taupimui, kuri bus pagal kažkokį tai būtent jūsų laikotarpį, norimą tikslą. Tikrai patarsime, padėsime ir pasieksite būtent savo tikslus, lygiai taip pat ir taupime. Oksana, ačiū, kad atvykote į svečius. Labai smagus ir informatyvus pokalbis. Manau, ir mūsų žiūrovam šitas pokalbis buvo aktualus. Na, o jeigu jūs domintų platesnė informacija, tai prašom kreiptis tiesiogiai į Kauno kredito uniją arba į mane ir aš pasidalinsiu būtent Oksanos kontaktais. Medienos klausimais galite kreiptis į mane. Daugiau informacijos apie medieną www.ligni.lt. O jeigu jums šitas video ir kiti video apie statybas yra aktualūs, prašom sekti mūsų YouTube kanalą ir tapti mūsų subscriberiais. Šiandieną jums, mėly žiūrovai, linkėjimai Lina iš Lignį. Oksana iš Kauno kredito unijos. Iki pasimatymo. Iki malonaus.